Rūkiname šiandieną šoninę, senovinių šaltų rūkimų. Rūkykla jau paruošta, nustatyta 45 laipsnių temperatūra, mėsytė jau sudėta. Ir dabar įjungsime ventiliatorių apdžiavinimą. Pirmas etapas – apdžiavinimas. Baigiame apdžiavinimo etapą. Ventiliatorių ištraukime, įdėjom generatorių dūmų ir va taip mėsytė jau pas mus yra, atrodo apdžiūvusi, akivaizdžiai matosi, jinai puikiai apdžiūvus. Ir dabar jau mes einame į antrą etapą, pabandysim ją šildyti toliau. Ta pati temperatūra 45 nustatyta, valandą laiko šildysim, o paskui jau leisim dūmą. Na štai jau pereiname į trečią etapą, pajungiame dūmų generatorių, papildėm drožlėmis ir rūkiname. Pažiūrėkim, kaip rūkyklai pas mus dūmo gaunasi. O, prašau, pilna rūkykla dūmo. Mėsytė rūkinasi. Ir dabar kokias 4 valandas pabandysim parūkyti. Turėtų būti labai gerai. Na štai dūmelis rūksta, rūkykloje 45 laipsniai temperatūroje. Praėjo 2 valandos ir padarysim 10 minučių pertrauką. Atjungsim dūmo generatorių ir rūkysim be dūmo 10 minučių, o paskui įjungsim ir vėl 2 valandas. Na štai šoninė jau baigė išrūkti, išsirūkinti ir pažiūrėkim, kas gaunas. Štai kokia graži spalva, va taip turi atrodyti šoninė senoviško šalto rūkymo. Labai skaniai atrodo, eisim, bandysim ragauti. Na štai tokia šoninė pas mus, kaimiško šalto senovinio rūkymo. Lašinukas baltas, raumuo raudonas, matosi rūkymo žiedas ir labai gerai kvepia, minkštučiukė mėsytė. Na, tikrai gavosi kaip ir visada. O pilną receptą tai jūs galite rasti www.gerarūkykla.lt kategoriją Ingos receptai. Skanaus visiems!